Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė gamtinių dujų įstatymo pataisas ir jų įgyvendinimo įstatymą, kurie leis atskirti gamtinių dujų gavybą, tiekimą ir perdavimą. Šis įstatymas esą sumažins Lietuvos priklausomybę nuo vieno dujų tiekėjo. Vilniuje nuo rugpjūčio mėnesio keisis viešojo transporto keleivių laipinimo tvarka. Metus trukusį eksperimentą, kai keleiviai buvo įlaipinami tik pro priekinės duris, Vilniaus meras ketina atšaukti jau nuo rugpjūčio pradžios. Valstybinis turizmo departamentas šiandien paskelbė, kad patraukliausia Lietuvos vietovė turistams šiais metais tapo Rokiškio dvaro sodyba. Jau 4. kartą vykstančiame konkurse varžėsi 21 Lietuvos turizmo objektas. Išrinktajai vietoviai suteiktas Lietuvos turizmo traukos vietovės 2011 vardas. Statistikos duomenys atskleidė, kad didėja perkančiųjų internetu skaičius. 42% respondentų teigia internetu perkantys daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 24% perka tiek pat, 17% šiais metais internetu perka mažiau. Vakar vakare Panevėžio Ekrano futbolininkai UEFA Čempionų lygos turnyro antrajame kvalifikacinėme etape startavo sėkmingai. Maltoje Lietuvos čempionai ir vieninteliai Lietuvos atstovai turnyre 3-2 įveikė Vietos Valetos ekipą. Atsakomosios rungtynės po savaitės vyks Panevėžyje.